tai tada pasimsim iš čia kažką, o iš čia geriau pasimsim ne va iš čia nesukiniai, nes matot, čia yra, o geriau iš kurso kartojimų, va nueiti į stereometriją ir erdviniai kūnai, ir čia pilna uždavinių. Aš žinau, kas jūs trikdo gal greičiausiai. Greičiausiai jūs trikdo, kai parašyta raštu, o ne ir brėžiniu. Raštu ir ne brėžiniu. Gali būti vienas dalykas trikdo. Kitas dalykas, kas gali trikdyti, tiesiog kažko nežinojimas iš seniau. Tai dabar, ką mes darysim? Mes atliksim dabar kartojimą. Pykit, nepykit, bet atliksim kartojimą. Apskritai, tas kartojimas užtruks gal 15 minučių, bet erdviniai kūnai yra apie tai. Iš pradžių užsirašysiu mūsų temą, jūs galit kartu su manim rašyti. Kart man čia pradės strigt. Erdviniai kūnai yra apie tai, kad tu viską žinai, bet nematai. Erdviniai. Erdviniai. Kaip aš tai vadinu, kaip ir viską moku lygtais, bet nematau. Va, man toks sakinys yra apie 12-okus. Toks sakinys apie 12-okus. Kaip ir viską moku, bet nematau. Ką erdviniams reikia mokėti? 12 klasėje nieko naujo. Nieko naujo nereikia mokėti. Dabar ką daryti? Aš iš pradžių, kai jūs nueinat į kažkokį uždavinį, mano pirmas, ką daryti? Čia bus dabar 15 minučių jums patarimai visokie ir kartojimas. Mes turim jį prasėti, kad nueitume į 12 klasės uždavinius. Ką daryti? Pirmas. Matyk figūrą sudėtą iš plokščių. Kai tu tai matai, tau jokių formulių nereikia. Tu gali judėti be jokių formulių, tu pats supranti. Dabar pavyzdys. Pavyzdžiui, jeigu mes turim ritinį, kaip aš jį paišau, du blynai apačioj. Va, mes turim ritinį. Iš kokių jis plokščių susidaro? Jis susidaro iš dviejų apskritimų. Jūs įsivaizduojat, kad ritinys yra tai skarbonkiai kaip ir. Tai yra kaip skarbonkiai. Du apskritimai va čia. Iškart primenu, kad atlieku kartojimą dabar, tai čia bus lengvi dalykai kaip ir, bet nebūtinai. Gal kažkam prašviesės akys. Ir pasirodo, kad jei tu atluptum etiketę, tai būtų toks stačiakampis. Pajauskit dabar šitą. Pajauskit šitą, ką dabar šneku. Jei tu va šitą etiketę geltoną atluptum, tai būtų toks stačiakampis. Va toks stačiakampis, jeigu tu atluptum tą geltoną etiketę aplink ritinį. Ir viskas, ir man nereikia ritinio jokių formulių, nes aš pats suvokiu ką. Nu, jeigu man duota aukštis, nu tai va čia yra H. Ir dabar aplink ritinį tas siūlas yra kaip ir C raidė, C. O C mes žinom formulę, kad tai yra 2πr. Žiūrėkit, tai koks ritinio šoninis paviršius? Va, S šon, aš iš to pasidarau išvadą. S šon yra kaip stačiakampio plotas. 2πr dauginu iš H. 2πr apačia, apatinis. Jei tu atlipintum tą etiketę, pajaučiat šitą, jūs jaučiat šitą, vat šitą pajausti yra labai gerai. O koks yra ritinio pagrindo plotas? Ritinio pagrindo plotas. Nu, apskritai apskritimo, ne? Apskritimą aš kažkur nubraižysiu. Aš jau esu šitą nubraižęs. Apskritimą. Jeigu tu turi spindulį, tai S šito apskritimo yra πr kvadratu.
O šito apskritimo C yra 2πr. Nu, kai dar šitą suvoki, tai visai gerai, ane? Šitą suvokiu kaip. S man skaičiuoja apskritimo tą vidų. Apskritimo vidų S skaičiuoja, plotą skaičiuoja. Taigi čia 6 klasės taisyklės. O C skaičiuoja apskritimo tą siūlą aplink išorę. Va šitą išorę skaičiuoja. 2πr. Tai aš ir sakiau, 2πr. Jo, pajuskit šitą. Matyk figūrą sudarytą iš plokščių, aš čia tik išardžiau ritinį. Ritinys. Aš ritinio formulės galiu visas pasidaryti. S pagrindas, ane? S pagrindas yra apie IPR kvadratu. S šoninis yra 2πrh. S visas paviršius iš dviejų pagrindų sudarytas, sudedu su S šoniniu, gausiu viskas, visą paviršių. Ir dar vienas dalykas, visų erdvinių, dar vienas svarbus dalykas, ką dabar pasakysiu. Dabar apie tūrį atskirai kalbėsiu. Tūris. Visų erdvinių tūris yra S pagrindas, padaugintas iš H, bet yra dar viena formulė, S pagrindas su 1/3, bet aš kitaip pasirašęs, kart H dalinti iš 3, kai smailėje. Kai figūros mailė. Jūs dabar įsivaizduokit, va šitą, jeigu aš įskaptuočiau figūrą, įskaptuočiau ir gaučiau tokią figūrą, ne, kūgį. Kūgį gaučiau su aukščiu, su viskuo. Tai kaip ir va šito, ne, V yra S pagrindas kart H. Ritinių, bet jau kūgių V yra S pagrindas kart H, bet reikia sudalinti iš 3, nes kaip ir paimta trečdalis ritinio. Aš šitą aiškinu, iš tikro 8-okam aiškinu, bet 12-okai labai seniai neturėjo erdvių ir nueina į 12 klasės tuos uždavinius ir būna pamiršę va šitos dalykus. Kai aš šitos paaiškinu 12-okam, atsiskleidžia, čia kai kuriem jums dabar yra viskas obvious, bet mes prisimenam, ne? Tai va. Tai čia pirmas patarimas. Antras patarimas. Įsibraižyk. Matot, kiek apie pirmą daug šnekėjom. Įsibraižyk plokštės. Nu, tas sienas. Aš plokštės vadinu sienas. Plokštės. Kodėl? Geriau matysi situaciją. Geriau matysi, jei tu įsibraižysi. Ir trečias mano patarimas. Jei matai, kad uždavinys sunkus ir nežinai, nuo ko pradėti, nusibraižyk. Papildomų. Čia labai svarbus patarimas sunkesniems uždaviniams. Lauk, negražiai rašau. Papildomų linijų. Ko mes norim su šitu? Mes norim trikampių. Noriu trikampių. Viskas, mano šitie patarimai keliauja į uždarymą. Užsidarom patarimus. Va, 3 patarimai, ką daryti erdvėse. Noriu trikampių. Aš noriu trikampių, nes kitaip nežinau, kaip skaičiuoti. Norim trikampių. Tai prisibraižysim papildomų tų linijų. Gerai, šitą biškį prasitrinu. Čia man gal dar tilps, va čia dalykų, va čia tilps. Dabar imam kartojimą. Kol kas čia nebuvo kartojimas, čia kol kas aš jums pasakiau, ką daryti, kaip žiūrėti į uždavinius. Kaip žiūrėti, čia žiauriai gerai pasakiau iš tikrųjų. Dabar antras dalykas, imam kartojimą, nors tas kartojimas kaip ir, dabar klausiam savęs, o ką moku, ane? Ką moku? Jūs man paskui galite pasakyti, nu, matot, aš sakiau, jūs viską mokat, bet arba nematot, arba pamiršę kažką. Dabar ką moku? Ai, tai čia ką daryti? Ne pirmas, o tiesiog ką daryti. O ką moku, tai pirmas dalykas. Viską moku apie statų trikampį. Viską apie jį moku. Nusibraižau statų trikampį. Kur užmatau statų trikampį, tai aš ploju rankom iš karto.
nes pirmas dalykas, jam veikia Pitagoras. A kvadratu plus B kvadratu lygu C kvadratu, bet žinot ką, aš jums parodysiu pitagoriškas kraštines, kur net, iš karto gali paskaičiuoti, iki skausmo matytos kraštinės. 3, 4, 5, ne? Čia pitagoriškos? Pitagoriškos. 3 kvadratu, 4 kvadratu yra lygų 5 kvadratu. 2, 5, ne? Paskaičiuokit, čia 9, čia 16. Ir dabar, kai tu žinai šitą pitagorišką variantą, tai žiūrėk, padvigubinsi kart 2. Kart 2 tai bus 6, 8, 10. 6, 8, 10 ta serija iki skausmo matyta, tai yra pitagoriška. Tai yra, reiškia, tikrai trikampis status. Dabar šitą patrigubinam, kart 3. Kart 3, biškai pasidarom tų pitagoriškų, kad mums į akis lysto, ne? 9, 9, 12, 15. Taigi matyta, ne? Šitas trikampis yra status. Pasidarom dar. Kart 4 tą pirmą variantą, kart 4. Tai 12, 16, 20 ir dar vieną pasidarom. 15, 20, 25. Visi šitie trikampiai, kuriuos aš užrašiau, yra pitagoriški. Kiek jų yra? Jų yra begalybė. Šita serija trikampių yra pitagoriška. Dar vieną padarysiu va čia šalia. Man iki skausmo dar matyta, jei būna parašta 5, 12, žinau, kad bus 13. Tai reiškia 10, 24, 26. Padvigubinu. Ir šitas trikampis status, ir tas trikampis status. Užmatysit iš karto atsakymą, iškart žinot, kad status, ne? Irgi įsidedu, čia pitagoriška viskas. Viskas pitagoriška. Tai ką mes apie pirmą žinom, kad čia galioja Pitagoras erdvėse. Pitagoras erdvėse dominuoja tiesiog. Dominatorius Pitagoras. Antras dalykas, kas galioja stačiam trikampiui, faktas, kad trigonometrija. Trigonometrija, žinot, ką aš padarysiu. Antras, va čia parašysiu. Antras, trigonometrija. Aš kaip ir atskirą skaidrę sukūręs, bet dabar pritaikysim šitam trikampį. Trigonometrija. Pritaikysim šitam trikampiui. Jeigu aš nuspalvinu va šitą kampą ir jį pavadinu alfa, tai sinusas kampo yra statinis prieš su įžambinė. A iš C. Kosinusas to kampo yra B iš C. Tangentas to kampo yra statinių dalyba A iš B. A iš B. Apie stačius trikampius jau baigiam, ar dar kažką mes galim pasakyti apie stačius trikampius? Tai čia aš į šitą skaidrę, kaip ir apie stačius trikampius pavažiuoju, apie stačius trikampius. Čia pirmas dalykas, žinot ką dar, aš noriu, kad jums į akis įlystų. Trečias dalykas, va čia trečias dalykas, gal per daug sugrūdų, bet nieko tokio. Į vieną, nes aš noriu apie stačius, tik apie stačius trikampius kalbėti. Jeigu jūs pamatot tie populiarūs trikampiai, populiarūs statieji trikampiai, kuriuos jūs dažnai užmatysit. Pirmas variantas, jeigu jūs turit statų trikampį su 30 laipsnių kampu, tai čia yra tas trikampis 3,9. 3,9 trikampis pasižymi tuo, kad šitas su šituo dvigubai skiriasi. Taip. Ir antras labai populiarus, kai status trikampis turi kem 5 laipsnių kampą. Čia kem 5 laipsniai. Ir to tik tai reikia, nes aišku, kad ir kitas bus kem 5. Tada šitos kraštinės yra lygios. Tada šitas trikampis čia x ir čia x. Lygios. Ir dar vienas dalykas, kokį iššaunam pavyzdėlį dabar, apie ką mes čia kalbam, ne? Pavyzdys, ką aš čia galėčiau padaryti, ne? Pavyzdį paimam apie statų trikampį, mes, kad jūs mokėtumėt, kad jūs nusibraižom kokį statų trikampį, ne? Kaip mes skaičiuosim, ne? Dabar, tarkim, čia 6, čia 8 ir tipo nežinom to, va čia šitos kraštinės, tai kaip man jūs skaičiuosit Pitagorą, jūs man skaičiuosit Pitagorą, ne jūs man skaičiuosit, apskritai skaičiuosit Pitagorą per vieną eilutę. Aš žinau, kad čia yra atsakymas 10, bet kaip aš noriu, kad jūs skaičiuotumėt. Jūs skaičiuokit per vieną eilutę, reikia įžambinės, bus pliusas. X lygu 6 kvadratu plus 8 kvadratu ir iš visko ištraukti šaknį eis
skaičiuotuvas tai parodys. 10. Reiškia, ta kraštinė yra 10. O šita kraštinė yra 10. Ne? Antras. Šito trikampio plotas, S šito trikampio, yra 6 kart 8 iš 2. 6 kart 8 iš 2 yra kiek? 6 kart 8 iš 2 – 24. Viskas aišku. Ir dabar trečias tas dalykas, kuris jau ne visi moka, todėl aš čia apačioj nubrėšiu tokį trikampį randomą. Ir čia H raidė, čia A raidė. Kaip matykit situaciją, kad kaip upė įteka į kitą, upės dvi susikerta, tai pasirodo, bet kokio trikampio plotas yra A kart H dalinti iš 2. Bet kokio trikampio. Čia jau bet kokio nestataus, bet kartais jūsų gali paprašyti va šitos kraštinės. Aukštinės į žambinę gali paprašyti. Aukštinės į žambinę. Šituo pasinaudojęs, aš teigiu tokį teiginį, kad x kart 10 iš 2 yra lygu to trikampio plotui, o to trikampio plotas, tai aš suradau 24. Tai reiškia, kart 2, tai 10x lygu kem 8 ir pasidalinam iš 10, x lygu 4,8. Žinau, ką dabar 12-okas mano, ką aš čia veikiu. Mes 8 klasės skaičiuojam tokius dalykėlius, bet sakiau, 15-20 minučių man duokit pasikartoti viską, ir tai aš dar visko nepakartoju, aš tik pakartoju apie stačius trikampius, tai reiškia, aš pakartoju 8 klasę. 8 klasę. Dar noriu kartoti, imu naują lapą, aš noriu dar kartoti dar vieną dalyką. Kodėl? Nes trikampis nebūtinai yra status, tai yra jau tikrai sunkesni dalykai. Ką reiškia nestatus? Jeigu aš nusibrėšiu va tokį trikampį, jis nestatus, turiu A, turiu B ir turiu kampą tarp tų kraštinių, man yra vėl žiauriai gerai, nes pirmas dalykas, ką aš galiu paskaičiuoti, tai šito trikampio plotą visi žino. S šito trikampio privalo žinot. S šito trikampio yra A kart B iš 2, kaip ir va šitą lygtais formulį, A kart H iš 2. Ir te reikia dajungt kart sinus alfa, viską į skaičiuotuvą, jums ras plotą. Skaičiuos plotą. Ir antras dalykas, ta pati situacija, bet čia va tarkim iššaunam kokį x. Trečią kraštinę skaičiuoja. Kas trečią skaičiuoja kraštinę, tai kosinusų teorema. X tas kvadratu, aš jau ją mintinai žinau, A kvadratu plus B kvadratu, gali būti, kad jūs primiršę, minus 2AB kart kosinusas to kampo. Ką aš galiu pasakyti apie šitą? Skaičiuoja trečią kraštinę, trečią nežinomą kraštinę, ir labai svarbu, kad kampas turi būti duotas prieš ją. Matot, prieš ją turi būti duotas kampas, ne kažkur šalia, o prieš ją. Aš manau, kad mes viską pasikartojom. Tai akcentuojam. Bet kokio trikampio plotas yra A kart B dalinti iš 2 kart sinus alfa. O žiūrėkit, o jeigu stataus trikampio, ne? Stataus trikampio. Jie čia yra A, čia B ir kampas yra 9 laipsnių, ne? Žiūrėkit. S yra lygu A kart B dalinti iš 2 kart sinusas 9 laipsnių. Žinot, kodėl nebuvo duota 8 klasėje arba 5 klasėje va šito sinus 90? Nes sinus 90 yra vienetas, jis nieko neįtakoja. Tai stačių trikampių plotas, va šitas jokios įtakos neturi, bet iš tikrųjų tu gali skaičiuoti, tai 5-okui paduosi tokią formulę, tai išsigas. Mes jau pasikartojom ir labai gražiai. Erdviniai kūnai sudarom, reziumė padarom. Matyk figūrą sudėtą iš plokščių, įsibraižyk tas plokštės, geriau matysi. Jei tau reikia, jei nereikia, tie, kas jau gerai mato, tai neįsibraižykit, taupykit lapą. Ir prisibraižyk papildomų linijų ir va ką naudok. Va šitus dalykus naudok. Dabar čia erdviniai kūnai, žiūrėkit, kaip ką aš jums išardžiau, ne? Aš jums išardžiau ritinį. Ritinys susidaro iš 2 žalių tų apskritimų, skritulių, ir šone yra stačiakampis.
ką aš aštuntokam esu išardęs, ne? Ką aš išardęs? Čia jums iki skausmo matyta piramidė, ne? Piramidė, kokia piramidė? Dažniausiai būna parašyta netgi taisyklinga. Taisyklinga tai reiškia pagrindo visos kraštinės lygios. Šitą irgi atsiminkit. Iš ko susidarius piramidė, ne? Iš ko susidarius? Iš apačinio kvadrato ir 4 vienodų trikampių. Viskas, man nereikia nieko daugiau žinot. Va šitą formulikę, jeigu žinai, a kart h dalinti iš 2, kad šita va kraštinė, šita kart šita. Nu, jaučiat, va šita kart šita, čia kaip 2 upės įteka ir paskaičiuoji vieną trikampį. Vieną trikampį. S pagrindas, tai ten tas kvadratu. Vieną trikampį suskaičiuoji, supranti, kad jų yra 4. Tada tu suskaičiuoji visą paviršių, taip, S pagrindas plus S šoninis. O dabar pažiūrėkit, kodėl aš turiu naudojo formulę tą dalinti iš 3, nes jinai smailėjanti. Šito nepamirškit. Nepamirškit, einam toliau. Čia dabar visos formulės sudėtos, absoliučiai visos, bet vienintelis, kurios aš tikrai negaliu paaiškinti, tai S šoninis va šitos kūgio yra PRL. Visos kitos yra obvious. Matot? Mes matom, kad aš šitą jau esu paaiškinęs, čia iš vis nėra ką aiškinti. Dabar atskirkit dar vienas dalykas, ne? Laukit, aš čia biškį dar. Jūs padarykit skirtumą tarp prizmės ir piramidės. Kas yra prizmė? Prizmė yra kyla iš viršaus, matot, tiesiai į viršų kyla, tai yra prizmė. Apačioj gali būti ir 5-kampis, ir 4-kampis. Pasirodo, ta dėžė, kur seniau būdavo ta dėžutė tai irgi yra prizmė. Mes ją vadinam stačiakampį gretasienis, bet jinai gali būti traktuojama kaip prizmė. Pagrindas yra 4-kampis arba kvadratas ir pakilo. Čia prizmė. Čia prizmė. O kas yra piramidė? Kai iš pagrindo viskas susiveda va čia į čia. Pagrindas vėlgi gali būti 4-kampis, 3-kampis, o jau kai trikampiai būna ta trikampį, va tada jau būna daug baisiau. Tada ten pagrinde dalykai dedasi, keisti dalykai pagrinde. Va, čia trikampiai, piramidė, pagrindas trikampis susiveda į vieną tašką, tada čia jau piramidė. Dažniausiai, ačiū Dievui, būna taisyklinga piramidė, tai pagrindas yra kaip ir lygiašonis trikampis, bet dar apie jį reikia žinoti. Dabar, ką sakau, irgi yra ypatingai svarbu. Jeigu pagrindas lygiašonis trikampis, gražiau reikia nusibraižyti, pagrindas lygiašonis trikampis, tuoj mūsų kartojimas su šituo jau ir baigsis. Kai tu nusibraižai va šitas linijas, aukštines arba čia pusiaukampinės, lygiašonio trikampio viskas sutampa. Dabar, ką aš šneku, yra ypatingai svarbu. Tas, kas išeina iš kampo, yra 2 daugiau negu tas, kas nueina. Šitą būtinai įsidėmėkit. Ką tai reiškia? Pasidarom pavyzdį. Jeigu susikerta 3 ten kažkas, 3 kažkas, ir man duota visa šita, pavyzdžiui, visa šita, ne, yra 15. Nu, tarkim, čia A, čia koks nors D. AD yra 15. AD yra 15. Visa yra 15 ir čia padarysiu O raidę. Tai dabar jeigu AD yra 15, tai iškart žinau, kiek yra AO ir iškart žinau, kiek yra OD. Šitą iškart pagaukit kampą. Iškart žinau. Jeigu jinai visa 15, aš žinau, kad šitos dvi turi 2 skirtis, bet dabar aš jums duosiu idėją. Idėja yra tokia. Jūs paimsit 15 ir dauginsit iš 2/3, nes čia 2 dalis. Šita dalis yra 2, palaukit, paspalvinsiu gal. Šita dalis išeinant iš kampo yra 2. Sakiau, čia yra 2, 2x. Tai 15 kart 2/3 yra 10. Tai šita bus 5, bet dabar duodu idėją. Ta idėja bus labai paprasta. Nuėjus dalis yra 1. Tai reiškia 15 kart 1/3 lygu 5. Ir total gaunasi 15. Va čia, ką aš šneku, yra ypatingai svarbu. Ypatingai svarbu, jei šitų nemokat surasti. Kartais duoda iki šito tai čia dar reikalų kosmosas duodavo šitą kraštinę, dar aš turiu susirasti su Pitagoru šitą ir iš šitos turiu suvokti, kad aš galiu dalimis 10, 5, čia 2, čia 1. Tikiuosi, tikrai supratot, tikrai supratot. Važiuojam toliau, apie kūgį čia jūs galėsit pasidaryti skaidres, bet čia taip matykit, situacija yra labai didelis dalykas. Viskas, kartojimas baigtas, einam džiaugtis mūsų darbo vaisiais, einam džiaugtis. Dėl viso pikto pamatau figūrą, ritinys, ne? Ritinys pamatau figūrą, dėl viso pikto imu ir atsinešu apie ritinį, ne?
dėl viso pikto. Kai pamatysi figūrą, atsinešiu tą, ką reikia, nes čia viskam formulės yra duotos. Einu atsinešt. Čia iš egzamino užduotis. Čia iš egzamino aš išpjoviau šitą užduotį iš egzamino. Čia tos lengvesnės. Aš taip prisidėjau daug. Palaukit, aš jums parodysiu, ką aš čia turiu. Čia iš pradžių rytiniai, čia šitie bus lengva, o tada va šitie tie patys sunkiausi, kad tarp šitos ir šitos paskaičiuok, ne? Tarp šitos ir šitos paskaičiuok. Žiūrėkit, ką aš čia prisimečiau. Prisimetęs kaip reikalas. Todėl pasidarykit kavos, matot. Tikrai nejuokingų įsimečiau. Nors pradžia mūsų pamokos kaip ir juokinga, jūs manot, kad čia bus lengva, bet čia viskas bus, tikiuosi, kad naudinga. Apie ritinį formulės biškį įsididinsiu. Sukamės su formulėm, o tas formulės suprantam savaip, tai nereikės jų atsimint. Gali būt, kad jums yra formulinė daug kas duota, bet kiti nesupranta, kaip čia, kodėl čia, ne? Jau mes dabar suprantam S šonis 2πr, tai kad yra kaip tas ratas apačioj, tu įskleisi, gausi šitą kraštinę. Bet gerai, apie tai jau pabaigiu. Gerai, skaitom šitą sąlygą. Ašinis pjūvis yra kvadratas. Ašinis pjūvis, va šitas visas yra kvadratas, nuostabu. Kurio, tai čia visai lengvas uždavinys, man nereikėjo tų formulių. Yra kvadratas, kurio kraštinis ilgis 14. Tai jeigu jau ašinis pjūvis kvadratas, tai man rūpi čia kas apačioje dėdas. Jeigu visa 14, tai čia 7 ir čia 7 reiškiasi R yra 7, H yra 14, daugiau ritinių nieko nereikia, bet man čia prašau tik S pagrindų, neįdomu. S pagrindas bus pi kart R kvadratu, tai reiškiasi kem 9pi. Labai lengvas uždavinys ir kad ir ko iš čia paprašytų, mes jau viską mokam. Viskas, uždavinys padarytas, judam toliau. Nežinau, kodėl tokį lengvo. Aš nemaniau, kad bus toks lengvas. Mečiausi taigi iš egzaminų. Tai susijau, ne? Čia pjūvis, o čia irgi pjūvis. Čia iš egzamino už 2 taškus. Už 2 taškus. Iš kurio čia iš pernykščių, man atrodo, ne? Iš pernykščių. Aš formulės tai nešiojuosi vis tiek. Pamažu man bus sunkiau. Kol kas man buvo labai lengva. Aš net atsakymų neįsimečiau, nes aš matau, kad čia bus lengva, ne? Dabar žiūrėjau. S šoninis yra šiam 4pi. Duota S šoninis. Duota šitas daiktas. S šoninis. Ir duota pagrindo spindulys yra. Aš tai visada, ką aš padarau? Po ritinių pasirašau R yra 4. H nežinau, man jų tik 2 reikia. Iš tikrųjų ritinyje. Tai reiškia, sprendžiam. Pradžia bus lengviau uždavinukai. Yra šiam 4pi, bet vis tiek čia jis egzamino už 2 taškus. Kodėlgi nepasidarius? Pasižiūrėk. S šoninio formulė tokia. Vietoj S šoninio aš įsistatau tai, kas man čia parašyta. 2pi, o RH yra lygu. Parodykite šorit. O Jėzus, čia. Čia sakė tik parodykit, kad šio ritinio. Parodyk, kad šio ritinio šoninis paviršius, aš maniau, čia įsireikš, čia vėl lengvas uždavinys. H irgi žinau, H8, nes čia, jeigu iš ano uždavinio čia 4, tai čia 4, o čia kvadratas vėl rašė, ne, tai čia bus 8 aukštis. Čia bus 8. Žiauriai lengvas uždavinys, nes S šoninio formulė, galėjau šito neduoti, sakyti, rasti, yra lygu 2pi RH, tai reiškia 2pi kart 4 kart 8 yra šiam 4pi. Nenumačiau, kad aš prieš pamoką įsimečiau šituos, iš egzaminų maniau, kad čia bus sunkiau, bet čia labai lengva. Bet gera naujiena, kad už tai aš gaunu 2 taškus. Kosmosas. Čia pernykštis, man atrodo, egzaminas. 2 taškus gaunu už nieką. Judam toliau apie kūgį, bet už 3 taškus, jau čia turėtų būti kažkas sunkiau, ne? 11.2, kas 11.1? 11.1 yra šitas, 11.2 yra šitas. Gerai, už 3 taškus. Už 3 taškus jau aš tikiuosi, kad bus sunkiau. Tada aš atsinešu apie kūgį. Apie kūgį atsinešu. Už 3 taškus. Čia tikros egzaminų užduotys. Labai tikros jos. Baisiai tikros. Einam žiūrėti. Ką aš sakiau? Kai
kai va šituos padaro pjūvius, tie pjūviai tai iš tikrųjų yra normalios tos figūros, ne? Pjūvis, va tas pjūvis. Pjūvis yra tiesiog trikampis, paprastas trikampis. Tik dabar aš dar sąlygos neskaitau. Kūgio pagrindo spindulys lygus kūgio pagrindo spindulys lygus ritinio pagrindo spinduliui, tai čia iš šito, ne? 4, ok. Kūgio ašinio pjūvio plotas lygus ritinio ašinio pjūvio plotui. Aha. Aha, tai čia susiję uždaviniai. Kūgio ašinis plotas lygus ritinio ašiniui plotui. Gerai, ką aš suprantu. Ritinio ašinis, tas va šito va daikto plotas. Šito daikto plotas yra 8 kartų 8. S yra 8 kartų 8 ir aš jam 4. Tai atsinešu į kitą uždavinį. Va šito trikampio. Va šito trikampio plotas. Va šito trikampio plotas. Įsibrėžiu tą trikampį. Šito trikampio plotas. Iš ano uždavinio suprantu, kad yra 64. Kaip šito trikampio plotas gaunasi? Šito trikampio plotas gaunasi, kai aš aukštinę, ne, mūsų ta formulė, aukštinę, pasidarau upė į upę, sudauginu su pagrindu. Čia tai apačia, tai žinau, bus 8, bet aukštiniais nežinau x. Aukštinė sudauginę su pagrindu. Tai ar man reikia tos aukštiniais? Apskaičiuok ritinio kūgio šoninio paviršiaus plotą. Pasižiūriu. S šoniniui yra pi r l. Pi r l. Kaip ir aukštiniais nereikia, bet man reikės L šitos. Čia yra ta L. Aha, tai pasiskaičiuoju aukštinę. Matau, čia 3 taškai jau verti savęs. Verti savęs. Tai reiškiasi. X kart 8 dalinti iš 2 yra lygu 64, nes mes suvokiam, kad S bet kokio trikampio yra A kart H dalinti iš 2. Va, ant šito daug kas pastatyta. Susirandam tą X, tas X, tai gal aš pakeisiu į H, kad jūs geriau matytumėt. H. 8 su 2 susidalinu, tai čia gausis H kart 4 lygu 64, pasidalinu iš 4, H lygu 16. Ką aš turiu? Aš turiu, kad va čia šitas aukštis yra 16. Kadangi uždavinys už 3 taškus, matyt, jūs jau gausit kažkokį tašką. Dabar man tai reikia suskaičiuoti va L raidę, va šitą L raidę. Šitą L raidę, atsimenat, kaip skaičiuojam su Pitagoru, tai čia mano pirmas veiksmas, paskaičiau H, antras veiksmas, paskaičiuoju L. L mes darom vienu veiksmu. L bus 16 kvadratų plus 4 kvadratų ir iškart traukiam šaknį. Su pliusu tada, kai tu ieškai žambinę, su minusu tada, kai tu ieškai kažką kito. Fotkinu fotometu. 4 šaknys iš 17 yra kas? Sudaromoji L. Kam aš rašau, jeigu čia parašęs aš? Sudaromoji. Kodėl man jos prireikė? Todėl, kad šoniniui yra ta formulė, kurios aš labai nesuprantu, kaip yra, ne? Bet S šon yra pi kart R kart L. Susistatom, ką turim. Pi tai yra pi. R tai yra va čia kas. 4 kart 4 kart L, tai bus 4 šaknys iš 17. Tai atsakymas 16 šaknų iš 17 pi. Štai yra atsakymas. Čia man atrodo iš to LMA, Lietuvos matematikų draugijos ten tos asociacijos egzaminų, man atrodo šitas. Mat, koks šlykštukas atsakymas, bet jis vis tiek atsakymas, priimkim kūdikėlį, koks jau gimė. Už ką duoda 3 taškus? Matyt, duos 3 taškus už žingsnius, aš kaip ir 3 padariau juos, kaip ir turėtų už juos duoti. Gerai. Jeigu uždavinys bus labai lengvas, tai jau nebedarysiu, nes aš iš egzaminų kaip metu, tai kažkaip per lengva man dabar čia atrodo. Bet kaip ir reikia juos pasimti, ne? 2 taškai už kažką. Apskaičiuok kūgio ašinio pjūvio plotą. Ašinis pjūvis tai yra va šito. Ne? Nu, aš vėl per tą patarimą einu. Šito trikampio plotas, gal su raidėm, ne? Man reikia SO sudauginti su AB. Čia mano toks planas, ne? Ir padalinti iš 2. Žiūriu, ar aš abudu turiu. Nu, neturiu abudu.
Dabar kaip gauti SO? Tai pirmas mano veiksmas. Pirmas. SO yra lygu. Aha, jau dabar skaičiuoju. Matot, neįžambinė. Tai reiškia šaknis iš 15 kvadratų minus šaknis iš 5 kvadratų ir ištraukiu iš visko šaknį. Čia skaičiuotuvas sugebės susitvarkyti. Iš 15 atimti 5 bus 10, tai šaknis iš 10 kaip ir bus. Čia bus šaknis iš 10. Tada ką suvokiu, kad to trikampio apačia bus 2 šaknys iš 5, ne? Tai ši viena šaknis iš 5, čia irgi dar viena šaknis iš 5. Tai reiškia to trikampio, to pjūvio, galima čia rašyti pjūvio, plotas yra SO bus šaknis iš 10, padauginti iš 2 šaknys iš 5 ir viską sudalinti iš 2 ir gausiu to ašinio pjūvio plotą. Viskas, problemos pasibaigė, taip, čia viskas taip lengva. 5 šaknys iš 2 man rodo atsakymą. Čia yra pernykščių ar čia šiųmykščių egzamino užduotis, nežinau, iš ko aš ėmiau, bet aš iš pradžių noriu padaryti, kad jeigu jeigu tos erdvės yra va čia, ne, erdvės viduryje, o čia paėmiau egzaminuose, erdvės viduryje, tai yra kaip ir lengva. Tikrai lengva. Iš erdvių negalima prarasti iš erdvės viduryje, bet erdvės gale tai yra va tokio tipo uždaviniai. Jau čia tos galinės. Čia tos galinės, tai mes pabaigėm su šitais lengvais. Apskaičiuok kampų tarp sudaromosios ir pagrindo plokštumos. Prasitrinu visas šitas vat nesąmonės, ką padariau. Prasitrinu. Apskaičiuok kampą tarp sudaromosios ir pasiryškinu situaciją. Pasiryškinu. Tarp šito manęs prašo. Tarp šito ir visos pagrindo plokštumos. Bet tarp visos pagrindo plokštumos atspindi va šitas. Atspindi šitas. Išsibrėžiu trikampį SOA. Sako, man paskaičiuok va šitą kampą. Paskaičiuok šito kampo laipsniais. Šitą kampą, tai aš jau nežinau, sakau laipsniai. Čia šaknis iš 15. Čia šaknis iš 5. Taikau trigonometriją. Kaip einu trigonometriją taikyti, nueinam į mūsų kartojimą. Šitiek prisirašym. Kai aš turiu šalia kraštines šitą su šitą, aš taikau kosinusą. Reiškia, kosinus kampo alfa yra šaknis iš 5 padalinta šaknis iš 15. Nu, čia vieną taškelį pasimsite, ne? Sako, laipsniais paskaičiuoti 1 laipsnių tikslumu. Tai kai jūs paskaičiuosit kosinusą, tai dar negausit taškų. Čia šaknis iš 3 man rodo atsakymą, bet tai yra tik kosinusas, ta dalyba. O kampą jūs rasit į skaičiuotuvą įvedę, paspausit skaičiuotuvę Shift ir spausit ir kos. Pas mane fotometas atpažįsta tik tokį. Ark kosinus šaknis iš 3. Aš fotkinu fotometu, ar kosinusas tai yra priešinga funkcija, kuri skaičiuoja kampą. Man rodo PM 4,7, tai apytiksliai PM 5 laipsniai. PM 5 laipsniai. Nu, ir už tai gaunat 1 tašką. Trigonometrijos panaudojimo tikrai bus. Tikrai bus. Kur aš tą trigonometriją įmetęs, tai 9-okam labai gražiai metęs. Ta trigonometrija, tai ten viskas puikiai matosi. Važiuojam dabar į tuos sunkiuosius uždavinius, lengviai pasibaigė. Čia, mato, 12-13 dažniausiai būna uždaviniai su ritiniais, su kažkuo, nu, su tokiais kaip ir lengvais dalykais. Dabar čia tie gali būti sunkiai uždaviniai, kurie sako apskaičiuot atstumą tarp tiesių, tarp kažko. Dabar judam į šitą uždavinį. Į ką mes toliau judėsim? Judėsim čia. Gerai, kol kas pamoka vyksta, todėl kad liko sunkioji dabar dalis, lengvoji dalis ką tik pasibaigė. Sunkioji dalis. Kartais nežinom, nu, atstumą tarp tiesių CC1, kur tas CC1, tarp šitos. Ir greičiausiai tos įstrižainys, ne? BD1. Judam, bandom. Aš atsimenu, kad čia atsakymas man atrodo 2. Aš atsimenu, nes aš kaip ir šitą uždavinį padariau, pasitikrinau, jis buvo geras, nes aš jau įsigandau iš pat pradžių. Ką tokiuose uždaviniuose daryti, tai iš pradžių
daryk, ką moki. Keistai skamba, bet ką tu gali mokėti, ne? Ką tu gali mokėti? Visų pirma, ar mes norim susirast va tą įstrižainės ilgį? Greičiausiai mes jos norim. Greičiausiai norim. Dabar kubo briaunos ilgis yra 2 šaknys iš 2. Startuojam nuo, va čia 2 šaknys iš 2. 2 šaknys iš 2. Tai aš jos taip lengvai nerasiu. Aš iš pradžių turiu surasti pagrindo įstrižainę. Va, matot, ar mano pirma papildoma linija yra pagrindo įstrižainė. Kai šitą uždavinį jums duos, nebus jis vieno taško. Kas atliks pirmą žingsnį ir suras pagrindų įstrižainę, tas jau bus kažką padaręs ir gaus tašką. Tai reiškia, DB, atsimenat, mes skaičiuojam per vieną. Jeigu kas nori, jūs galite įsibražyti, kaip tas pagrindas atrodo. Pagrindas tai kvadratas. Kiti geriau matot, kad čia 3D figūra, o čia 2D. Tai bus A, D, C, B ir tau reikia paskaičiuoti šitą. Geriau matysi, kad tu Pitagorą taikai, čia atsiminkit, visur Pitagoroj dominuoja. 2 šaknys iš 2 skliaustai kvadratu plus 2 šaknys iš 2 skliaustai kvadratu ir iš visko traukiu šaknį ir duodu darbą fotometui, būsiu jau kažką suradęs. Aha, 4. Šita kraštinė yra tiesiog 4. Šita kraštinė, aš žinau, čia yra kokia kraštinė. Matot, čia trikampis ir jis ne bet koks, jis status, jis dar vienas status trikampis. Antras žingsnis. Įsibrėžkit gal geriau tą D1, D, B, va šitaip. Kiti nesivaizduoja, kad jis yra tiesiog status trikampis. Jis paprastas status trikampis. Jeigu aš jį kaip ir pasukčiau va taip į šoną, va taip, tai jis sutaptų kažkaip, tas kampas sutaptų 9 laipsnių čia kampas. Čia yra paprastas status trikampis, kurio kraštinės yra dabar DB šita, yra šita. Tai čia yra 4, o čia yra 2 šaknys iš 2. Tai reiškia, čia galima vadinti šitą PGR įstrižainį, o kai aš paskaičiuosiu D1B, tai bus pačio kubo įstrižainį. 2 šaknys iš 2 kvadratų plus 4 kvadratų ir iš visko traukiam šaknį. Nes vėl įžambinės ieškom kaip. Vėl įžambinės ieškom. Matot, aš nežinau, ką darau, bet kažką darau. Ir kažką gausiu, ne? Kažką darau. 2 šaknys iš 6. 2 šaknys iš 6. Gavau kubo įstrižainę, gal pasivadinsiu. Kubo įstrižainė. Pačio kubo įstrižainė. Jau gerai, jau kažką turiu, ne? Kubo įstrižainė turiu dažnai, labai prašo jos, ne? Kubo įstrižainė. Dabar įimu kitą spalvą, ir galvoju, koks atstumas bus tarp CC1. Jei ką, aš pasižiūriu į kambarį, ne? Įsivaizduoju, kad kambarys kvadratinis. Ir greičiausiai bus per viduriuką šaunu liniją. Šaunu liniją per viduriuką. Ir greičiausiai šitas atstumas yra tas, kuris man atspindės tą atstumą tarp tų kraštinių. Šitą liniją, bet aš nematau trikampių. Ką man daryti? Pasidaryti dar gal vieną liniją, gal kažkaip taip, ne? Kažkaip taip. Dabar jau tikrai trikampis. Palaukit, kaip dar sugalvot galim? Kaip dar galima sugalvoti? Kas man gali dar sugalvoti? Kažkaip man čia pačiam jau keista darosi. Palaukit, o gal šitaip? Aha, gal šitaip geriau. Tai yra status trikampis. Kur aš galėčiau kažką vėl suskaičiuoti. Ai, gerai. Supratau. Matot, man net pačiam sunku. Dabar, jeigu aš čia iššausiu O raidelę, ar jūs suvokiat,
kad iki šito centro, čia reikia kažkaip žiauriai turėti erdvinį mąstymą, aš pats jo neturiu didelio, bet jeigu aš iš C nuvedu į O ir iš B nuvedu į O, tai yra tas pats, tą patį padarau. tą patį padarau, sunku tai įsivaizduoti, bet tą patį padarau. Jeigu visa kubo įstrižainė yra 2 šaknys iš 6, tai va šitas daiktas bus tiesiog pusė kubo įstrižainės šaknis iš 6. Matot, čia bus šaknis iš 6. Reiškia, pasirašau savo. O C bus šaknis iš 6, nes pusė kubo įstrižainės. Čia žiauru, bet viskas kaip ir logiška. Iš C nusivesti į patį kubo centriuką, tai tas pats, kas suprasti, kiek yra pusė kubo įstrižainės. Ta suvokim. Pasimu dar vieną spalvą. C, kokia čia raidė nepanaudota, kokia nors M. CM yra kiek? Yra šaknis iš 2. Nes jinai yra užima pusė kubo kraštinis. O kubo kraštiniai yra 2 šaknys iš 2. Aš jums įmečiau šitą užduotį, sakiau, kad jis labai, jums turi būti lengva, bet matot, nėra lengva iš tikrųjų. Tai reiškia, šitas atstumas iš tikrųjų tai yra status trikampis. Aš jį įsibraižysiu O. Jo, jis kaip ir status trikampis O, C, M. Šitos, nežinau, čia iššaunu X, o čia šaknis iš 6, čia šaknis iš 2. Tai reiškia, X kvadratu, galiu sakyti, bus šaknis iš 6 kvadratų minus šaknis iš 2 kvadratų, tai matot, kad bus 6 minus 2 lygų 4. Tai reiškia, X lygų šaknis iš 4, dabar per dvėlus įspręsiu lygų 2, atsimenu atsakymą 2. Tikrai atsakymas 2. Atstumas tarp šitų tiesių, tarp tos kubo įstrižainės ir šitos tiesės yra 2. Papildomų linijų reikėjo man nejuokingai daug. Iš karto nuo sunkaus uždavinio pradėjom. Va kaip čia vyksta. Va kaip čia reikalai vyksta. Kartais tu gali nedaiti iki šito paskutinio žingsnio, bet vis tiek jau būsi taškų gavęs. Turit kubo kraštinę. Faktas, kad jūs galit skaičiuoti kubo įstrižainę. Faktas, kad jūs, tai yra kubo pagrindo įstrižainė. Faktas, kad jūs galite skaityti visą kubo įstrižainę. Su kuo aš čia dirbau? Tik su Pitagoru. Tik su Pitagoru padariau kosminį uždavinį. Tik su Pitagoru. Sakiau, Pitagoras dominuoja. Tai jeigu jūs žvengit pamokos pradžių, kad aš Pitagorą kartoju, tai jūs galite jau nebežvengti. Pitagoras, sakiau, dominuoja ypač tuose sunkiuose uždaviniuose. Pitagoras ant Pitagorų. Pitagoras visur statyti trikampiai Pitagorai. Gerai. Matot, aš šį atsakymą kaip ir pasižymėjęs, kad žinočiau, kad jis teisingas, bet galim prasitrint, apsimes, kad nežinom. Ir pasižiūrim, kas per uždavinys. Duota taisyklinga, jei duota taisyklinga, žinau, kad pagrindas yra, gal viską perskaitau, nes per daug pradedu daryti. SK ilgis, šitos ilgis yra 9. Šitos ilgis yra 9. Ačiū. O piramidės šoninių paviršiaus plotas. Va. Kas yra piramidės šoninis paviršius? Tas žmogus, kuris nesupras, pralaimės. Šoninis paviršius, atsimenat? Šoninis paviršius. Šoninis. Tai susidaręs iš 3 trikampių. Visas šoninis, tai čia vienas trikampis. Čia iš 12 klasės paėmė. Iš 12 klasės. Čia vienas trikampis. Tai reiškia, jeigu man duotas S šonis, tai aš susirandu vieno trikampiu, S trikampiu. Žinot, ką aš pasimsiu spalvą. Vieno trikampiu, va tarkim šito. Va šito trikampio plotas. Šito trikampio plotas, kurį pavadinsiu S trikampiu. S trikampis reiškia 54 sudalinsiu su 3. 54 padalinti iš 3, kiek yra? Kaip ir 18, ne? 18, 3 yra 54. Jo, yra 54. Vieno trikampio plotą turiu. Tai jeigu jau vieno trikampio plotą turiu, apskaičiuok piramidės pagrindo kraštinės ilgį. O pagrindo kraštinės ilgis tai yra va šitą kraštinį, kurią galiu parašyti X. Įsibrėžiu tą trikampį. Matot, kaip aš mėgstu braižytis.
Šito trikampio aukštis yra 9. Šito trikampio plotas yra 18. O žinau, kad trikampio plotai skaičiuojami a kart h dalinti iš 2 yra lygu s bet kokio trikampio. O šiaurelį viską turiu. A neturiu va šitos apatinės. Pasižymiu x, tai x kart šitą h turiu 9 dalinti iš 2 yra lygu 18. Įsisprendžiu kart 2 x kart 9 lygu 36 pasidalinu iš 9 x lygu 4. Atsihaidinu. Pagrindo kraštiniai yra 4. Pagrindo kraštiniai yra 4. Šitas uždavinys lengvas, todėl kad neprašai daugiau kažko paskaičiuoti. Būtų daug įdomiau, jei sakytų paskaičiuok šitos piramidės tūrį. Va čia tai būtų uždavinukas, ne? Tūris, šitos piramidės tūris, jeigu šaunu liniją čia taip per vidurį. Ir čia susidaro, suprantat, kad čia susidaro ta situacija, apie kurią aš minėjau. Čia susidaro ta situacija, apie kurią aš minėjau. Pagrindas yra lygiašonis trikampis, kurio kraštinė aš jau žinau 4. Tai reiškia, aš suvokiu daug dalykų dabar, kad vėl Pitagoras man padės paskaičiuoti pagrindo aukštinę va šitą. Jei čia 4, tai čia faktas bus 2, šitą aukštinį, tarkim, y. Tai dabar y lygus suskaičiuoju. Kai aš ją suskaičiuoju, tai aš žinau dalimis, kiek čia, jeigu man reikia. O ar man reikia, nežinau, reikia. Bet žodžiu, ko man reikia tūriui? S pagrindos plotas padaugintas iš aukščių. Tai, žodžiu, net nežinau, reikia man. Aukštiniais tai tikrai reikia. Tada aukštiniai kart pagrindas dalinti iš jų būtų S pagrindas ir padauginta iš H ir padalinti šito. Dar primenu, kad šito tūris yra pagrindą susirasi, sudauginsi su H ir padalinsi iš 3. Tai čia aš pasunkinu uždavinį. Jau aš jį sprendęs, bet tiesiog pasunkinu, ne? Tiem, kas nori kitaip matyti situaciją. Aha, jau su šitom piramidėm, tai mes džiaugsimės su šitom piramidėm, užsihaidinam atsakymą. Kodėl mes su jom džiaugsimės? Todėl, kad taisyklinga keturkampė piramidė pagrindas yra kvadratas. Pasižiūrim, SH kraštiniai yra duota, SH kraštiniai duota, čia 20. HC16, kas ta HC? HC16, tai čia 16. Apskaičiuok piramidės šoninio paviršiaus plotą. Tik šoninio paviršiaus plotą. Ne, tai čia labai lengvas uždavinys. Reiškia ir čia 16. Tai reiškia vieno trikampio, S1 trikampio šito trikampio. Ta trikampį, sakiau, matykit kaip 2D figūra. Tas trikampis aukštis yra 20. O apačioj 32, nes čia davė vienoj pusėje tik 16, tai visas bus 32. Vėl ta pati situacija. 20 kart 32 iš 2 bus 320. Ir S šon yra 320, nes aš tik vieną trikampį ką tik gavau. Vieną trikampį. Kad gaučiau visus, padauginu iš 4. Ir greičiausiai bus tas atsakymas, kuris ten parašyta 1280. Aš šeimų uždavinius iš 12 klasės horizontų edukos. Ne bet kokie uždaviniai. Bet jie mums dabar lengvai įsisprendžia, ne? Kodėl? Todėl, kad mes matom Pitagorus, mes matom, ką aš matau, kol kas aš naudoju, ne? Pitagorą labai dažnai naudoju. Ir labai dažnai aš naudoju va šitą formulikę. Šitą. Čia H, kodėl aš sakau H, bet nerašau H. Čia H raidė. Aš jums vis pakartosiu, kad jums smegenys įlystų, sakysit man, kodėl tu čia kartuoji tą patį per tą patį. Aš dažnai matau šitą formulikę. Aukštininko pagrindas dalinti iš 2 yra bet kokio trikampio plotas. Važiuojam toliau. Aha, kokia čia figūra, jeigu čia nebūtų parašę, ne? Jei čia būtų tik uždavinys, tai čia yra prizmė, nes iš pagrindo išėjo nesusidūrė va čia kažkur, o išėjo tiesiai į viršų. Čia yra prizmė. Gerai, čia yra teisingas atsakymas, man ten parodė, kad čia yra teisingas atsakymas. Gerai, dabar pasiskaitum sąlygą. Stačiosios prizmės pagrindas yra trikampis, kurio matmenys pavaizduoti paveiksle, didžiausios šoninės sienos plotas yra tram 5, kam lygus šios prizmės tūris. Kadangi manęs paprašė tūrio, tai aš iš pradžių ir sakau. Pirmas. V yra S pagrindas
padaugintas iš h ir nedalinu iš 3, nes tai yra nesmailėjanti figūra. Klausiu aš savęs, ar s pagrindą žinau? Ne. Ar h žinau? Nė vieno nežinau. Nė vieno nežinau. Antras. Einam skaičiuoti kažką. Visų pirma, kas tas pagrindas? Pagrindas yra kažkoks tai trikampis. Aš kai sakau antrą ir kalbu apie pagrindą, tai aš ir įsibrėžiu maždaug pagrindą. Čia yra 5, čia yra 3 ir kampas tarp jų 120 laipsnių. Ar mes šiandien apie tai nepakalbėjom, kad tokioje situacijoje mes naudojam šitą formulę? S šito trikampio yra A kart B dalinti iš 2 kart sinusas kampo. Tai reiškia, šito trikampio plotas, šito pagrindo plotas yra 5 kart 3 dalinti iš 2 kart sinusas 120 laipsnių. Tai yra skaičiuotuvo uždavinys ir tai yra 12 klasės uždavinys ir tikrai ne už vieną tašką čia toks būtų, matot, nes čia vargo yra daug, bet viskas atskirai iš lengvų dalykų. Tik tiek, kad vargo. Ką čia man rodo skaičiuotuvas, jeigu jis gerai man čia suvedė, man rodo 15 šaknų iš 3 iš 4, tai čia kaip ir yra S pgr. S pagrindu. Pagrindą jau žinau, ką čia įvesiu, ne? Lygu. 15 šaknų iš 3 iš 4. Neturiu iš ko dauginti. Neturiu iš ko dauginti, nes neturiu aukščių. Aš noriu išsiaiškinti va šitą aukštį. Kažkas papildomas man padės išsiaiškinti aukštį. Kas man padės? Skaitom. Didžiausios šoninės sienos plotas yra tram 5. Aš taip kažkaip numanau, kad šita ir bus didžiausia šoninė siena. Nu, aš taip numanau. Nebūtinai, bet aš taip numanau. Jeigu aš taip manau, o gal čia didžiausia, nes siena gal su 5. Bet mes turim patikrinti, kiek bus šita kraštinė. Šitą kraštinę iššaunam kokį nors iksiuką ir darom trečią manevrą. Šitą, va kaip ir šitas iksiukas. Ir naudojam kosinusų teoremą. X kvadratu yra lygu 5 kvadratu plus 3 kvadratu minus 2 kart 5 kart 3 kart kosinusas 120 laipsnių. Aš dabar patikrinsiu, ar šita kraštinė yra pati didžiausia ar ne. Kosinusų teorema yra jūsų egzaminų lape. Plaukit, nesuprato manęs fotometas. M9 man rašo, tai X bus 7. Neapgavo manęs nuojauta. Šitas lapas yra pats didžiausias, šitas. 4 veiksmas. Įsibrėžiu tą lapą. Tas lapas yra pats didžiausias. Jo apatiniai kraštiniai yra 7. Jo viršutiniai kraštiniai yra nežinau, tai koks nors Y. Arba H, čia kaip ir viso bendro aukštis. Bet aš žinau jo plotą S, jo plotas yra tram 5. Tai reiškia, čia paprasta, ne? Tas H yra lygu tiesiog tram 5, sudalinsiu su 7, gausiu 5. Man jis ir reikalingas. Kart 5. Sudauginat su kažkuo, tai kad čia kaip 5 pirmosios, 5 kart 15 ir bus 7, 5, šaknys iš 3, iš 4. Turim atsakymą. Toks ir yra atsakymas. Matau, koks gražus uždavinys. Man tai labai gražus. Man tai gražus kodėl? Reikėjo sinusų teoremos, ne sinusų teoremos, reikėjo 10 klasės dabar jau pagal atnaujintas programas tos. Dar viena trikampio ploto formulė. Reikėjo šitos. Aš jum jas įmetęs, ane? Gražu. Gerai, šitas uždavinys, judam toliau. Aha. Kai pagrindė trikampis, aš labai noriu žodelį taisyklingas. Žodelis taisyklingos reiškia nors ir nematyt, tas trikampis yra lygia kraštis trikampis, jau man gerai. Aha, o žiūrėkit, kem 5 laipsnių kampas, matytas, ane, mes jau kažką sutarim, kad matytas. Aha, tai apie šitą eina kalba.
Žinot, ką aš padarysiu? Žinot, ką aš padarysiu? Aš va šitą raudoną trikampį. Taigi status, ane? Šitas raudonas trikampis yra status. Jūs akys gali apgaut, bet jūs matematika negali apgaut. Šitą raudoną trikampį aš čia va įsibraižysiu. Pirmas dalykas, aš tą įsibraižysiu. Aš jums rekomenduoju įsibraižyti. Bet jūs dabar, nežinau, kas nusteps, kas ne, bet aš suvokiu, kad tas trikampis yra šitos dvi kraštinės lygios. Matot, nematyt, kai 3D versija. Nematyt. O kodėl dabar jos lygios? Nu tai jūs suvokat apie tą kem 5 laipsnių kampą. Kitam kampui nėra vietos. Jeigu čia kem 5, tai ir čia kem 5. Tai reiškia, čia lygu čia. Jaučiat, kaip padeda įsibraižymas. Čia lygu čia. Padeda įsibraižymas. Ir pasirašau S, O, E. Visiems rekomenduoju įsibraižyti. Nors neatrodo, bet čia yra šitas trikampis. Kai pasukta, viskas kitaip atrodo. Bet tas kem 5 laipsnių kampas man pasufleruoja, kad tos kraštinės, kaip ir sakiau, čia X, čia X. Tai man tai reikia OE kažkaip susirasti, kad žinočiau šitos piramidės aukštį. Žiūrim, kas čia man duota. Piramidės pagrindo kraštinė yra 3. Pagrindo kraštinė 3. Sukamės. Pagrindas. Matot, aš spalvas naudoju. Aš siūlau jums į egzaminą nešti spalvas. Matot, nors taip neatrodo tas žalias trikampis. Aš įsibrėžiu antrą žalią trikampį. Žalias trikampis yra visiškai lygiakraštis. Visiškai lygiakraštis. Ir kraštiniai čia 3 ir apačioj 3. Bet jeigu aš pasirašysiu A, B ir viršui C, aš labai norėsiu tos aukštiniais CE. Aš labai noriu tos aukštiniais. Žinot, kodėl aš noriu, ne? Kodėl aš jos noriu? Todėl, kad va šita dalelė yra ta 1/3. 1/3. Tai kaip SE rasti? Nu tai jeigu čia 3, tai čia EB bus 1,5. Šitiek suvokiu. Ir skaičiuoju CE, visa aukštinė CE yra 3 kvadratų minus 1,5 kvadratų. Vėl taikau savo Pitagorą ir ištraukiu šaknį. Ką gausiu, tą gausiu. Ką gausiu, tą gausiu, neapsikrausiu. Oi, ką gavau. 3 šaknys iš 3 iš 2 yra visa, nu kaip ir, ką čia rašau visa, PGR aukštinė. Pagrindo aukštinė. Pagrindo aukštinė. Ką mes šiandien išmokom? Mes išmokom šiandien šitą. Kai susiduria šitie. Tai čia yra dviguba dalis, čia yra vienguba dalis. O man reikia viengubos dalis. Tai EO yra lygu. 3 šaknys iš 3 iš 2 kart 1/3. Vienguba dalis čia susiprastins. EO bus šaknis iš 3 iš 2. Labai šlykštų skaičiukai. Bet EO bus šaknis iš 3 iš 2. Reiškiasi, iš to išplaukia, kad ir šitas bus tiek pat SO. SO irgi bus šaknis iš 3 iš 2. Kas ta SO? SO tai iš vis labai svarbi. SO yra šitos piramidės aukštinė. Mano šitas uždavinys sako, kam lygus piramidės tūris. V yra lygu SPGR, mes tą patį. Kart H dalinti iš 3, tai piramidės aukštiniai SO man yra ypatingai svarbu. Aš turiu iš ko dauginti. Dauginu iš šaknis iš 3 iš 2. Čia dalinu iš 3, bet neturiu S pagrindų. S pagrindas yra išsibraižęs aš trikampį. Kaip skaičiuojama S pagrindas? S pagrindas. Mes jau supratom. CE aš kažkur gavau. Šitas daiktas. 3 šaknys iš 3 iš 2. Gal dauginu va šitaip. Dauginu iš šitos kraštinės, iš AB. AB yra 3. Ir
Dalinti iš 2 gal dalinsiu eilutę. Šlykštoki skaičiai, už tai jums gal atrodo, o jesus, tai dar šlykštus atsakymas. Bus 9 šaknys iš 3 iš 4. Vedu čia. Nes čia pagrindas. Nežinau, jau gal daug kas pasimetė. 9 šaknys iš 3. 9 šaknys iš 3 iš 4. Dabar viskas. Kaip ir įvykdžiau, sužinojau viską, ko nori. Negražiai parodžiau sprendimą, bet tikiuosi, kad daugų, kaip ir suprato šitą uždavinį. Laukit, mane taip suprato, ten 8 suprato ir rodo atsakymą vienetas. Lygu 9/8, man rodo, fotometas 9/8 ir yra vienas sveikas, 1/8. Gavau atsakymą. Gavau atsakymą, bet nieko mandro nedarydamas. Nieko mandro nedarydamas. Nieko mandro, tik šita vieta labai svarbi. Vėl Pitagorų taikau. Nieko aš mandro nedarau, tik biškutį negražiai parodžiau sprendimą. Gal aš turėjau startuoti nuo šitos formulės ir paklausti savęs. Iki ko man eit? Man eit iki S pagrindo ir iki H nueik ir tu čia įsistatyk. Galėjau taip startuoti. Žiūrim, kas čia. Apskaičiuok šio gretasienio įstrižainės B1D. B1D. B1D ilgį šitą. Matot, visur reikia papildomų linijų. Pasistengsiu gražiau skaičiuoti, ne? Bet kad skaičiuočiau B1D ilgį, tai gal nuo to ir pradedu, žiūrėkit. B1D. O žinot ką, aš iš vis nusibraižau tą liniją. Gražiau biškį. Ir sakau, kad jinai yra X. Ir sakau, X yra lygu. Čia va 12, ne? Kodėl? Nes čia 12. Ir dabar pasižiūriu, ko man tik trūksta, ne? Man trūksta tik šitos raudonos. Ir gausiu tą įsvajotą į Pitagorą. Jaučiat, kad Pitagoras dominuoja? Va. Nusibraižiau papildomų linijų. Vėl status trikampis. Status ten trikampis. Jūs net nebejokit, ten status trikampis. Tas trikampis yra status. B1, B ir D yra status. B1B čia yra 12. BD, nežinau kiek yra, bet aš matau situaciją dar kartelį, aš jau susidūriau. Čia kem 5 laipsniai. Matot, čia tokia keista situacija. Pagrindas jau nebe kvadratas. Pagrindas bus kažkoks toks, ne? Dabar jeigu aš įsibrėžčiau pagrindą, jis būtų kažkoks toks. Va šitos nežinau. Bet jau jūs jaučiat, ką darysit? Aš manau, kad jau jūs jaučiat. Čia matot, kad trikampis. Kažkoks tai trikampis keistas. Keistas trikampis. Aš žinau, kad jau jūs jaučiat, nes mes jau šiandien tai darėm. Išsibrėžiam, kaip čia atrodo. Čia 7. Čia 3 šaknys iš 2. Čia turiu kampą. Kem 5 laipsnių. O čia aš nežinau šitos kraštinės. Kadangi X aš jau pasižymėjau tą pagrindo įstrižainę, tai čia žymiu Y. Ir mes darom visgi tą patį. Čia mes ką taikom? Jeigu mes čia nežinom trečios kraštinės, tai taikom kosinusų teoremą. Y kvadratu yra 7 kvadratu plus 3 šaknys iš 2 kvadratu minus 2AB. 2 kart 7 kart 3 šaknys iš 2 kart kosinus kem 5 laipsnių. Jūs man sakysit, kas čia per teoremą, bet aš jums, man atrodo, ją esu įmetęs kažkada tai. Aš jums ją esu įmetęs, jeigu mes nueisim tarp savo medijos. Atsirinkit, kur aš ką įmetęs. O jei ne, tai aš nueisiu į kitą, bet aš dabar noriu įmesti jums ją. Erdviniai kūnai, trigonometrija. Va, kaip trigonometrija gražiai pateikęs. Šitą jau naudokit šitą. Ir kur tą kosinusą, aš tikrai jums esu įmetęs kosinusų teoremą, jau matau kažką į temą. Čia, ne, šitie.
Jei ką, aš nueisiu į 10 klasės pupus, tai ten tikrai esu įmetęs. Ir gal aš jų nesu įmetęs. Tai žiauru, kad aš jų neįmetęs. Pup taisyklės. Oi, ne ten įėjau. Pertraukėlį. Ieškom taisyklės, kurią aš taip gražiai pateikęs, kad aš maniau, kad aš jau ją tikrai jums įmetęs. Jinai, sakyčiau, 10 klasės pagrindiniai taisyklė, va net pirma stovi. Va, kosinusų teorema, o šitą raudoną. C kvadratu, tai tas x kvadratu yra a kvadratu plus b kvadratu minus 2ab, aš ją mintinai jums sakau, ne? Bet jūs matykit ją, jūs ją matykit, aš jau ją naudoju 3 kartą, o aš jums neįmetęs, aš manau, kad jūs ją žinot. Metu būtinai jūs ją pasiimkit, atsiminkit, matot, kiek dažnai mes ją naudojam šiandien. Aš pasimsiu kaip atskirą lapą. Kosinusų teorema yra čia. Ir ten viskas gražiai parodyta. Nu, aš jau maniau, kad ją įmetęs. Aš ją naudoju čia 3 kraštiniai skirtą. Atkreipkit dėmesį, kad viskas parašyta, ne? Kosinusų teorema, nu, galėjau parašyti, kad 3 kraštiniai naudojama. Plotas, tai mes čia supratom šiandien. A, kas b iš 2 kosinus alfa. Bet ta kosinusų teorema taip ilgai užtrunka ją susivesti visą. Bet dabar pajaučia mane. 3 kraštiniai įsiverčia mane. 3 kraštiniai lygi. Kraštiniai kart kraštiniai kvadratai minus 2 kart kraštiniai, ne kvadratai, ir kart kosinusas kampo tarp jų. Aš tai taip atsimenu ją. Aš taip atsimenu. 3 kraštinė, tų 2 kraštinių kvadratų suma, atimti 2 kart a kart b kart kosinus alfa. Aš jum iš minčių varau, o jūs nemato. Tai gal jūs manote, kad aš čia kažkokį kosmosą darau. Bet ne kosmosą. Va, šitą aš taikau. Vėlgi, taikau. Susivariau viską, ne? Žiūrėkit, 3 kraštinės kvadratas lygu kvadratu minus 2 kart kraštiniai kart kosinusas, ne? Jau mes atsiminsim šitą. Aš turėjau iš tikrųjų jum iš karto įmes, aš nemaniau, kad aš nesu jum metęs į grupę. Fotkinu fotometu, tikiuosi gerai supras. Iš karto apsidžiaugiu, nes man rodo 25. Tai reiškia, y bus šaknis iš 25. Yra 5 nuostabu. Reiškia, šita kraštinė, va čia šita kraštinė yra 5. Šita kraštinė yra 5. Šita kraštinė yra 12. Oi, tai man nereikia net skaičiuoti. Atsimet, sakiau, pitagoriškos kraštiniai. 5, 12, 13. 5, 12, 13. Šiandien sakiau, pitagoriškos kraštiniais čia kaip filme gražiai susivedė į šitą uždavinį. 5, 12, 13, o jeigu abejoja, tai x lygu 5 kvadratu plus 12 kvadratu įsitrauksit šaknį, jums parodys 13, aš net neabejoju. Ne? Tas raudonas trikampis koks yra? Nu tai čia reiškia, yra PD yra 5. Tas raudonas trikampis yra vėlgi status. Mūsų visi erdviniai kūnai turi statų į trikampį, turi tą Pitagorą. Tai dabar dar kartą aš jūsų galiu paklausti. Ar erdviniai kūnai turi kažką naujo? Ne. Kaip ir ne. Jie turi visus žinomus dalykus, tik jūs nematot. Sinusų teoremą čia pasiskaitysit, viskas normaliai, čia viskas gerai. Kiek turiu uždavinių dar? O Jėzus, kiek daug. Voje, mes nespėsim tikrai tiek. Bet jau mes pajutom, aš tikiuosi, kad jūs pajutot sėkmę. Kažką įsirinkim gal, ne? Aha, vėl aš matau kosinusų ten tą teoremą. Na, iš eilės darau, kitam kartui pasiliksiu. Ko nori iš mūsų, ne? Ko nori, aš ten iš eilės mečiau, iš briaunainių iš eilės mečiau, paskui sukiniai, tai reiškia rytiniai ir kūgiai, tai vėlgi jums turėtų jau būti lengva, aš taip tikiuosi. Gerai. Tiksliai keturkampis pagrindo kraštinis ilgis, pagrindas yra kvadratas, pagrindo, nežinau, čia sunkus uždavinys ar ne, aš tik skaitau ir darau. Čia edukos užduotis. Iš 12 klasės, tikrai ne leliukų lygio. Aha, pagrindas yra šita kraštinė. Šoninė briauna su pagrindo plokštuma sudaro kem 5 laipsnių kampą. Va šitą informaciją man labai svarbi. Šoninė briauna, atpažinkit, kuri yra šoninė briauna, gal aš nuo to startuosiu. Šoninė briauna, tarkime, C, jų yra 4. Šoninė briauna su pagrindo plokštuma, jinai atspindi šitą kampelį, sudaro kem 5 laipsnių kampą. Jums šiandien sakiau, kad kem 5 laipsnių kampas yra tas kampas, kuris labai dažnai dominuoja. Ne?
Tai gal apsimoka įsibrėžti SOC trikampį. 2D kaip 2D. SOC mes žinom vėl dalykus. Mes žinom, kad čia lygu čia. Iškart žinom. Čia lygtais labiau matyta, ne? Nes čia kem 5 laipsniai. Tai ir čia kem 5 laipsniai. Gerai. Gerai. Kam lygus trikampio ASC plotas? ASC. Kur tas ASC? ASC. ASC. ASC kažkokia naujiena, ne? Ne, tai čia kaip pjūvis. ASC. Kaip ir išsibrėšiu trikampį darė ASC. Jaučiat, ko man reikės, ne? Aš įsibrėžiu trikampį ASC. ASC. Šitą žinau, bet jos man mažiausiai reikia. Sako, rask ASC plotą. ASC plotą. Tai man visgi reikia šitos kraštinės. Va šitos kraštinės mėlynos. Mėlynos man reikia, ne? Kodėl man reikia mėlynos? Nes čia yra aukštis ir reikia AC. Ir reikia AC. Viskas mano uždavinys, ką tik įsisprendė. Ką tik įsisprendė. Kodėl įsisprendė? Nes viskas jums atrišta. Viskas atrišta. Kodėl atrišta? Pagrindas tai kvadratas, jeigu čia 6, čia 6, tai kiek bus šita kraštinė, ne AC? Einam skaičiuoti. Pirmas. AC kraštinė yra 6 kvadratų plus 6 kvadratų. Jaučiat, kiek mes naudojam dabar Pitagorą šiandien? Jaučiat, kiek Pitagorą naudoja? Dalinti iš 2. Dalinti iš 2, ištraukti šaknį. Čia Pitagorą naudoju. Tai gaunu 6 šaknis iš 2. Kas yra 6 šaknis iš 2? 6 šaknis iš 2 yra, aš 8-tokam rekomenduoju rašyti, ką jie gauna. Pagrindo įstrižainiai. Pagrindo įstrižainiai kartu yra ir šito trikampio, o šita kraštinė, 6 šaknis iš 2, yra šita kraštinė. Nuostabu. Nuostabu, man tai reikia šito aukščio, bet tas kem 5 laipsnių kampas man pasuflero. Jeigu čia visa yra 6 šaknis iš 2, tai čia bus 3 šaknis iš 2 va šitas. O tas kem 5 laipsnių kampas man pasakė, kad čia bus tiek pat. 3 šaknis iš 2. Man daugiau nieko nereikia. Čia bus 3 šaknis iš 2. Ką tik uždavinys įsprendė. Ir šito trikampio plotas S trikampio yra lygu 3 šaknis iš 2 kart 6 šaknis iš 2 padalinti iš 2. Jaučiat, kad šaknis iš 2 kart šaknis iš 2 bus 2. Susiprasnas su šitų dvietukų ir bus 18. Bam. Uždavinys žiauriai lengvas, kai tu atskleidi. Kai tu iš 3D išsibraižai į 2D. Iš 3D į 2D. Mano pagrindinė mintis šiandien. Iš 3D į 2D. Tai yra paslaptis. Tai yra viešoji paslaptis. Šito žmonės nedaro, šito nemokina, nes tu turi kaip ir gaudytis tipo toj erdvėj, bet aš, pavyzdžiui, kai nesigaudau taip gerai kartais, ypač kai sunkesnė figūra, aš visada naudoju spalvas į egzaminą, nusinešu spalvų ir braižausi čia savo ir žiūriu, kas ką atitinka. Žinot, jeigu šitas tai ne, blogas pavyzdys, toks ne pavyzdys. Jūs galite įsivaizduoti tokią figūrą, jūs galite įsivaizduoti kaip klasę, kurioje sėdit, pavyzdžiui, egzaminų toj klasėje sėdit, įsivaizduokit, kad kubė sėdit. Ir jūs savęs paklausit, kaip aš surasčiau nuo šitos iki šitos artimiausią tašką, ne? Nu tai matyti iš centro duri, ne? Iš centro kažkaip duri, dar prisibrėži papildomų linijų ir gaunasi status trikampis. Netgi galit naudot klasę kaip atitikmenį tos figūros, ypatingai kubų ir stačiakampių gretasienių. Tai va, jau vargstu, jau biškį pavargau. Palauk, šitą ką tik sprendžiau, ar ne? Šitą sprendžiau, tai čia vienodi atsakymai, keista. Vienodi atsakymai. Kur čia vienodi atsakymai? Čia iš vis nesuprantu, ką aš čia įsimečiau. Pavaizduotas ir nieko pavaizduoto gal aš čia. Kažkokį paskutinį uždavinį gerai pasidarom.
suraskite atstumą O. Suraskite atstumą. Va, matot, aš spėju, kad jums šitie yra sunkiausia, ne? Jau šitie kaip ir, nu, čia jau jūs padarytumėt. Pala, nuo ko čia? Raskite atstumą nuo taško D iki tiesiai EB. Kur ta EB tiesiai čia. Nelengvas uždavinys. Aš įsivaizduoju, kažkaip taip, čia statusis trikampis, nes tu turi statmenį nusibraižyti kažkaip tai. Pasiliksim šitą kitam kartui. Kitam kartui pradėsim nuo šito. Žinot, kurį aš noriu padaryti? Aš noriu padaryti šitą, nes matau atsakymą, ne? 3 šaknys iš 2. Ir dabar dasimušam su šito uždaviniu. Aš noriu, kad pamoka vis užtruktų valandą, iki valandos 30, jau mes beveik turim. Aš tikiuosi, kad jums padėjo tos erdvėse gaudytis, paskutinis uždavinys. Ir taip bijau aš jau. Aha, kubų briauna yra 6. Kubų briauna yra 6. Aš tai startuoju kažkaip taip, mane. 6, tai reiškia šitą kraštinį. Šitą kraštinį galim paskaičiuoti, ne? Galim paskaičiuoti, startuojam, neįsigaskim, iš pradžių neįsigaskim, startuokim, ką mes galim susirasti, ne? Ką galiu rasti? Ar galiu rasti DC1? Galiu rasti. DC1 yra lygu 6 kvadratu plus 6 kvadratu ir išsitraukiu šaknį. Tram 6 plus tram 6, 7, 2. 7, 2 tai yra 3, 6 kart 2, 6 šaknys iš 2. 6 šaknys iš 2. Aha. Aš, man atrodo, jau žinau. Antras. Išsibrėžiu šoninį vaizdą. Kaip mano vaizdas atrodytų, jei aš matyčiau šitą situaciją? Žiūrėkit. Jei matyčiau šitą situaciją. Aš manau, kad mano tikrąjį atstumą atspindės, kai aš čia nusivesiu į centriuką. Iš čia nusivesiu į centriuką. Aš taip manau. Šoninis vaizdas, man atrodo, taip. Ten kvadratas, nes čia kubas. Ir ten yra ta mėlyna linija. Va šita mėlyna linija. Aš taip įsivaizduoju, kad mano atstumas nuo čia iki čia ir yra tas, kurio reikia. Aš taip jiems įsivaizduoju. Kodėlgi ne? Nes kodėlgi ne? Jei aš šitą liniją pratęsčiau, nu tai taip būtų, kad va iš čia turėčiau vesti į čia. Aš taip įsivaizduoju, kadangi aš taip įsivaizduoju, taip ir darau. Visų pirma, čia yra šita mėlyna linija. Čia yra šitos 6 šaknys iš 2. Tai reiškia, čia bus 3 šaknys iš 2, čia bus 3 šaknys iš 2. O ne? Tai dabar. Čia reiškia statu, nes visada statu, kai tu nusibrėži. Ir kubo įstrižainė, tai yra kubo kraštinė, šita yra 6. Čia yra 6. Tai reiškia, čia iššaunu kokį x ir rašau x yra lygu 6 kvadratų, taikau dar vieną Pitagorą, minus 3 šaknys iš 2 kvadratų ir įsitraukiu šaknį ir meldžiuos, kad būtų 3 šaknys iš 2, bet greičiausiai taip ir bus. Taip ir yra. 3 šaknys iš 2. Jo. Matot, aš įsibrėžiau tą 2D vaizdą iš šonų, aš iš čia noriu žiūrėti į kubą. Ir gavau teisingą atsakymą. Pritaikęs iš tikrųjų 2 Pitagorus. Nors uždavinys atrodo žiaurus, taikau Pitagoro ant Pitagoro. Pitagorus ant Pitagoro. Tai va. Mažu dar šitas labai lengvas. Kiek čia jūsų liko, nepabėgo jau? Dar liko. Maža šitą dar įveikiam. Dasimušimui. Toks neatrodo sunkus, dar čia matot, sužymėta kažkas, ko nori. Rask atstumą nuo taško D iki CA. Nuo taško D iki CA1. Pasižiūrime, ar čia bus sunku ar nebus sunku. Iki CA1. Klausimas. Kas yra tas CA1? Žiūrėkit, aš jums užduosiu dabar CA1 yra kubo įstrižainė.
Reiškia, aš noriu ją rasti, ne? Reiškia, aš noriu ją rasti. O mes jau mokinomės ją rasti. Važiuojam. Jeigu čia 4, tai pagrindo įstrižainė va šita. Va šita pagrindo įstrižainė. Pagrindo įstrižainė, tai pirmas mano veiksmas. CA yra lygu 4 kvadratu plus 4 kvadratu. Jūs jaučiat, kiek aš Pitagorų taikau, o aš baigiu išprotėti nuo Pitagorų. CA man rodo 4 šaknis iš 2. Tai yra pagrindo įstrižainė. Ane? Gerai. Ko aš dabar noriu? Aš dabar noriu kubo įstrižainės. Aš noriu kubo įstrižainės. Kodėl aš noriu kubo įstrižainės? Nes kažką apie ją šnekėjau. Aš jos noriu. Iš šito žalio trikampio jis status. Aš jau tingiu juos įsibraižyti, bet jis tikrai status. Jis tikrai status. A1 C yra čia irgi 4, o šitas yra ta, ką gavau, 4 šaknis iš 2. 4 plus 4 šaknis iš 2. Viskas čia kvadratu. Ir ištraukiu šaknį. Duodam darbą skaičiuotuvui, aš fotometui. Keturios šaknis iš 3. Jau tikrai pažadu, kad paskutinis uždavinys. Kubo įstrižainė. Tik nežinau, ar aš jį veiksiu. Žiūrėkit, koks šlykštus atsakymas. Aha. Gerai. Dabar eina čia man įsitrint. Ko manęs nori, ane? Šito atstumo. Nuo D iki CA1. Jaučiat? Nuo D iki CA1. Ko aš noriu? Aš noriu įsibraižyti tą trikampį, nes apie jį daug žinau. Trečias, jau dabar tikrai įsibraižysiu tą trikampį. Kaip čia jį įsibraižyti dabar? Gal kažkaip taip, kaip aš jį matau, ne? Taip. Taip, įsibraižau tą trikampį. Čia D, čia A1, čia C. Ups. Kur pabėgau? Čia C. Aha. A1C aš ką tik susiradau. Tai yra 4 šaknis iš 3. Ką dar aš žinau? Gal šitą žinau? Žinau šitą. Kodėl žinau? Todėl, kad tai yra sienos įstrižainė. Sienos įstrižainė yra kaip ir pagrindo įstrižainė. Čia bus 4 šaknis iš 2. Ką dar žinau? Dar žinau šitą. CD. Yra 4. Ir ko iš manęs reikalauja? O gal šitas kampas yra netyčia 9 laipsnių? Ale būt gerai. Ale džiaugsmo būtų kaip per laidotuvės. Va, o jei šitas kampas 9. Tada iš vis man nereikia nieko. Nes jei ne 9, tada blogai, bet jei 9, tada gerai. Nu, nėra blogai, nes aš visas 3 kraštines turiu. Aš galiu taikyti Herono formulę, apie kurią nešnekėjau. Bet šitas kampas tikrai yra 9, iš karto pasakau. Jeigu jūs šitą trikampiuką nuleistumėt ant žemės, taip nukristų jis ant žemės, tai susilietų su šitą kraštinę. Aš taip spėju, kad šitas kampas tikrai 9. Tai reiškia, šito trikampio plotas, kaip penktokas skaičiuoju, yra 4 šaknis iš 3 kart 4 padalinti iš 2. Skaičiuoju kaip penktokas. 4 su 2 susiprastina, bus 8 šaknis iš 3. Šito trikampio plotas. Ir dabar va šitas atstumas iki tos kraštinės yra šitas atstumas iki tos kraštinės. Jis statmuo. Jį pasižymim x ir mes šiandien tai darėm. X kart 4 šaknis iš 3 iš 2 lygu to trikampio plotui, ane? Lygu čia turėjo būti. O to trikampio plotas yra per 5 klasę surastas. Tai reiškia 8 šaknis iš 3. Pasidauginu iš 2. Tai gausiu x kart 4 šaknis iš 3 yra lygu 16 šaknų. Palaukit, čia kažkas negerai ar gerai. Ir tada čia kažkur iš 2 turėjo būti. Kodėl čia lygios kraštinės?
Kubų įstrižainiai. Palaukit, čia kažkas negerai. Nes čia man atrodo turėtų būti, čia gal iš 2 turėtų būti. Tada tikrai gausi šitas atsakymas. Kažkur klaida įvėliau gali būti. CA. Kas tas CA? Pagrindo įstrižainiai. Kas tas CA? Pagrindo įstrižainiai. Palaukit. Pagrindo įstrižainiai. Šita pagrindo įstrižainiai, tai šita irgi tiek pat turi būti. Šita irgi tiek pat. A1D, o aš pažymėjau 4 šaknis iš 2. Negerai. Čia turėjo būti 4 šaknis iš 2, įsitaisau klaidą. Tada jeigu čia yra tiek, tai reiškia mano plotas blogas. Čia 4 šaknis iš 2 turėjo būti. Tai dabar bus 8 šaknis iš 2, tuo įsitaisau klaidą, čia 8 šaknis iš 2, čia 16 šaknų iš 2, va, dabar jau gerai, vėliau klaidą, abi pusės pasidalinu iš 4 šaknų iš 3, x yra lygu, čia gaunasi kaip ir 16 šaknų iš 2 dalinti iš 4 šaknų iš 3 ir įsivedu į skaičiuotuvą tiesiog, arba čia, galima rankom skaičiuoti, bet tingiu. Ir rodo šitą atsakymą, viskas yra gerai. 4 šaknys iš 6 iš 3. Įveikiau šitą visgi uždavinį. Tiesiog šitą kraštinį blogai nurašiau. Šitą kraštinį yra kaip pagrindo įstrižainiai. Šita turėjo būti. Va dabar gražiai įsisprendė, toks ir yra atsakymas. Tai yra žiaurus uždavinys, bet atkreipkime dėmesį. Ką naudojom? Pitagorą, tada 5 klasės formulę ir tada tą, kas pamokos pradžioje sakiau, ta aukštinė, kad pagrindas dalinti iš 2 yra plotui. Viskas šiandien tiek, tikrai jums turėtų galva būti išsunkta, užteks tikrai. Viskas iki kito karto, ate. Ačiū, viso gero. Viso.